Omegos persvara auga iki 8. Minutė ir 8 sekundės dar iki antrojo ketvirčio pabaigos. Kam pražanga čia. Tai ketvirtį. Rungtyniavo šis naujasis Amerikos žemaitis. Valunta. Į kairę kamuolys nenukeliauja. Viskas ten buvo gerai, bet ar perdavimas netikslus, ar Saulėnas kamuolio nepagauna, o čia apšvarintas ir Šulskis, ir Valunta. Laisva, maestro Šara. Valunta. Liukonis. Gal neprireiks tokių atkaklių rungtynių, kuriai nors iš komandų nugvelbti pergalę. Čia Šarūnas Valunta pagaliau atideda. Rungtynių pusėje 15 taškų skiria komandos dabar ir trečiajame ketvirtyje dar 2,5 minutės. Taip, dabar Navickas nespėjo ir čia minutė 20 dar iki ketvirčio pabaigos ir toliau čia Valunta laiko kamuolį savo rankose. Jau tik 8 sekundės atakai. Renkasi atakuoti Maziliauską ir į kairę. Metimas. Navickas žema trajektorija paleidžia kamuolį ir netiksliai to daro. Ojejoj, Matulis po krepšiu. Valunta, o čia Matulis plonu ledu vaikšto. Jurbarko komandos šiandieną rotacija. Šarūnas Valunta keičiasi ginamaisiais. Sūduva iš vidutinio nuotolio nuo lentos. 5 minutės 15. Čia Guščikas. Perimetro linija Daumantas Vilys puikiai ją išnaudoja. Neužtenka Gintautui Matuliui savo mobilumo. Čia Šarūnas Valunta iš toli. Gudaičiui kol kas nereikia taimautų ir taip viskas pakankamai neblogai. Klostosi Omegai taurų LSU. Valunta, oi, čia vėl visiškas miegas gynyboje. Priversti jau vėl antrą kartą šios dienos rungtynėse lipti iš dviženklio deficito ir tai puikiai daro Šarūnas Valunta. Jaučia, kad nepavyksta užatakuoti Galecką, bet Babušis pats nusijama kamuolį puolime. O čia jau kai tokia ir nėra žaidėjų Omegos gretose, kurie turėtų daugiau nei 2 pražangas. Tas yra didžiulis privalumas. Guščikas ir įdena kamuolį jau puolime. Kiek laisvų tritaškių gauna įsimesti. Skatinti savo komandą, demonstruoti tokį žaidimą, kokį jie yra įpratę demonstruoti visą 25-26. Kėlinio pabaigos liks dar visa pozicinė ataka. Sūduvai Mantingai, Šarūnas Valunta, žingsnelis į šoną ir Mantingos komandoje Tautvydą Rūdį kiek anksčiau pakeitė Edgaras Danys.
Dar vienas tolimas metimas Šarūnas. Tauposi visas žalios girios atsigaivinimo pertraukėlės. Povilas Valaitis paskutinėms rungtynių akimirkoms. Valunta iki galo prieš Ernestą. Valunta į kairę pusę nusistumė leistinai Domantą Vilį. Šarūnas Valunta. Lieka prie jo Kazakauskas. Į kairę Valunta labai sudėtingas. Tai taip, Jurbarkas Karys toliau tęsia savo sėkmingą gynybą. Šarūnas Valunta prieš Matą Juciką turi pranašumą. Iš vidutinio nuotolio po driblingo. Nerado kampų kaip apžaisti Mačiulį. 4 sekundės atakai, iki galo eina Valunta ir paliek. Namuose nežais, o artimiausias rungtynės namuose jau tik sausio 8. Kitais metais prieš Ryto antrąją komandą. Iki tol dar bus sužaistos rungtynės poryt su Sūduva Mantinga ir sausio 4 su Plungės Olimpu. Valunta. Čia atrodė vėl ispanišką pick and rollą. Buvo pasiruošę žaisti jurbarkiečiai. Babušiui. Šiandieną sunkus vakaras buvo. Pagalba apsigina prieš Kazakauską. Čia nori prasižengti Kretingą. Pražangos nebuvo ir dabar jau pozicinė šeimininko ataka. Valunta vėlgi Matulis atitveria Džeileno Voreną. Metrikis šiandien turintis 9 naudingumo balus. Solidus jo startas. Valunta. Jo, taiklus tritaškis. Toliau vyksta pozicinė Jurbarko komandos ataka. 7 taškų deficitas. Kokoška grįžęs į... Iš tolimos distancijos atakuoja ir pataiko. Čia Tolimą metimą jau yra įsmeigę šiame sezone. Na, o čia jau nuo taškų panašu Jurbarko niekas neišgelbės. Ir dabar labai svarbu Jurbarkui, jog neįkristų šis Mačionio metimas, nors Gytis atakavo visiškai laisvas. Šarūnas Valunta bando jis imtis iniciatyvos. Arnas Adomavičius nusimeta kamuolį. Čia iš vidutinio nuotolio meta ir nepataiko iš krašto Šakaitis. Valunta šokdina varžovus, nusimeta kamuolį Tamuliui. Taškų pranašumą jau turi Omega Taurės Salasų ir rungtynių dinamika čia tokia, kad nežinau, kas turėtų atsitikti. Kad Jurbarkas grįžtų šitą. Gynybą. Čia jau ir nuovargis turėtų jaustis jurbarkiškiam, dauguma jų labai mažai laiko praleido šiandien.
Pakeitė Plungiškį gynybą. Babušis iš toli turi erdvės ir atsidaro. Pabaigos. Valunta. Koškai kampą. 3 taškai, Karolis Koko. Greitai nori žaisti Jurbarkas ir čia patikrina dabar, ar gerai. Krenta Babušiui rankas. Matulis nori atakuoti Vasiliauską, neįsirinko ten žmonių Omega turbūt kaip norėjo. Ir iš karto. Valunta galėjo atakuoti iš toli. Ten Babušis 3 taškai su pražanga. Štai tai tašką. Ir jau 5 kamuoliai atkovoti taip pat Bukelio sąskaitoje. Čia Tamulis laisvas prie 3 taško. Savo komandos ataką. Tamulio prasiveržimas į dešinę pusę. Šarūnas Valunta rodo galvos derinį, atrodo apgauna su oponentus. Kokoška laisvas lieka iš toli. 3 taškai Karolis Kokoška. Klaipėdos Neptūnas labai blizgėtų, bet tas vienas Džiugo Remeikio tritaškis kol kas ir buvo vieninteliai taškai. Vėl atsikeičia ginamaisiais dabar Plungiškiai. Kokoška pylais vis iš toli, turi erdvės Karolis. Savo puolimą Kretingos komanda antrajame kėlinyje. Adomavičius. Valunta gauna perdamą arčiau Kretingos. Tamulis čia slysteli šiek tiek. Dar vienas tolimas metimas ir dar kartą. Jo problemą sprendžia Kretingos komanda. Babušio sąskaitoje 8 taškai. Pramiegotas Šarūnas Valunta.